Nu ką, sveiki, tai šiandien naujas vlogas ir šiandien vlogas jau bus be Julijos, nes Julija mokosi, tai ji negali keliauti, bet šiandien keliausime po Malaiziją. Tai dabar randuosi mūsų namuose ir važiuosime šiandien į arbatos laukus, į Cameron Highlands. Tai savaitėlės tokia kelionė po Malaiziją su pusbroliu, tėvais, kurie atvyko aplankyti, bet Julija dėja nebus. Tai turėsim pusbrolių vietoj Julijos. Žodžiu, pasiėmėm mašiną, tai dabar einam į mašiną, užsivedam ir bandom važiuoti link jau arbatos laukų. Nu, turim tokį žvėrį. Žvėris. Ir turim va vairuotoją. Šiandienos. Bandysim. Pasiruošę? Jo, išvažiuosim į kelią ir pasiruošim. Viskas bus gerai. 1,6 litro. Benzinas 95. Atrakink saloną, parodysiu. CarPlay nėra. Realiai nieko nėra komplektacijai. Parktonikai. Jo. Sėdynės apterštas kažkokios. Žodžiu. Bet šeimyninė mašina. 14 000 pravažiavus. 14 000. 24 Nu, kokie įspūdžiai vairuotojas? Labai gerai viskas, kol kas viskas labai paprasta. Tai va, 1 litras kainuoja 2 ringidai, tai 42 euro centai benzino. Nice. Nu va, atvažiavom į kažkokius krioklius. Kažkokia tai va Hot Springs. Kur čia Hot Springs? O čia? Pažiūrim vandenuką. Šiltas toksai. Nu labai gerai. Tuoj prieisime objektą. Nu, vanduo tai šiltas labai. Nice vietykė tokia. Patinka. 5 ringidai žmogui už įėjimą. Tai euras 10 centų 20. What? 5 ringidai. 5 ringidai. 5 pinigai už to. Nice. Oho. 5. Bet matot, kad dirbtinė užtvanka. Nenatūrali padaryta. Bet gražu. Vertas stoti. Nu va, objektas aplankytas, o dabar važiuojam pietaut kažkur. Nice. Kokie 80.
Nu, va, atvažiavom į tokią vietikę papietauti. Kažkas kepa ten. Ai, čia uždaryta. Aha. Ačiū, sako. Va. Pardavinėja bomžpakius, va, kleipoti. Tokiame kiaušinių. Nice. Visai sriubą tokią padaro. Nu va. Visai gerai atrodo. Nu, bomžpakis kokie 6 iš 10. Bet kleipotė, tai įdomiai visai. Už 2 eurus. O čia, va, toks vaizdas atsiveria. Reikia perlipti per šolius. Aik, tu savo. Nu, dėl vaizdo verta. Tikrai. Debesyse viskas paskendę. Kaip bomžpakį vertini? Bomžpakį vertinu labai blogai. Tiesiog užkimš skrandį, bet tikėkime bus geriau viršui. Bet dėl kleipoto. Pateikimas Pateikimas tai jo, gražu, bet šiaip tai skonis tai nelabai. Bet vaizdas koks bomžpakė, esi tokiam vaizde valgęs. Dėl vaizdo tai Nu, vaizdas ir kleipotas prideda kokius 6 balus. Taip. 60 dėl vaizdo ir... Vaizdas prideda. Nu. Geras. Eik tu savo. Iš padangų. Nu va, ir atvažiavom į Cameron Highlands. Prašau, koks vaizdas pro mūsų parkingą. Parkingas viešbutuko. Opa. Panorama. Įdomu, kaip vidus atrodys. Nice. Ir iškart vėsesnis oras. Žymiai. Negu tiesiog Malaizijoj Kuala Lumpūre. Nu va, ir mūsų viešbutį esam. Lovytės. Su tokiu vaizdu. Kas čia dar? Virtuvė. Dar vienas kambarys. Ko čia vaizdas? O, koks kaktus. Nice. Va. Kaip lyja. Eik tu savo, kaip lyja čia lauke. Belia kaip lyja. 2 paras žmonėm kainavo 90 eurų. 4. Nice, visai kaina. Labai gražus vaizdas, už tai tiesiog va. Iš lovos gali matyti tokį vaizdą. Pasak. Nu va, atvarėm į miestelį. Einam pamėginsim jų hotpotą tokį, kuris vadinasi ne hotpoto, Steambot, kažkas tokio. Pažiūrėsim.
Lyja šalta belė kaip. 19 laipsnių. Nu, biški šaltok. Nu va, atkeliavo mūsų hotpotas. Gerai. Dabar dedam čia makaronus. Nu, pavalgiam. Gerai, kaip vertinate? Vertinu labai, nežinau, negražu, reikia viską paparagauti, pamėginti naujų dalykų. Bet šiaip tai nelabai aš supratau to viso proceso. Tai nežinau. Šiaip nėra taip, kad neskanu. Tiesiog labai reikia, jeigu nori pavalgyti, tai čia reikia dirbti, kad pavalgyti. Nes reikia viską virti, kepti. Tai žodžiu, šiaip įdomus experiences, verta, būtina, bet nekartočiau. Nu tai darbas hotpotas, ritualas visas. Taip, visas ritualas. Visas ritualas. Jo, turi mokėti ir žinoti, ir turi pasistengti, kad pavalgyti. Taip, skaniai pats pasigaminti. Jei nesigamini skaniai, tai ir nepasigaminsi skaniai. Ką sudėsi, ką užsikysi, ką sumiksuosi, tą ir gausi, taip sakant. Ačiū Julijos dublį. Prašom. Nu, dar iš tokios vietos užsisakėme vištienos. Va, popcorn chicken 7 ringiai kainuoja. Nu, kokie €70. Nu, nežinau, pažiūrėsim, daug žmonių. Turėtų gal skanu būti. Nu, va tokia porcija. O. Nu, įdomu, kaip čia bus skonis. Korean sauce su cheese. Aštrus. Paragausim. Va. Skanu tikrai. Nice. Nu ką, labas rytas. Dabar 8 ryto ir dabar keliausime į ekskursiją. Bet tik nežinau, kaip čia išeiti iš šito pastato. Keliausim į Cameron Highlands ekskursiją, tai yra į Moss Forest kažkokį pasivaikščiot ir tuomet į arbatų plantacijas. Va. Žodžiu. Tai einam dabar, įjungs mūsų gidas ir važiuosim. Ačiū. Kažkaip keliaujam. O mūsų toks bolidas šiandien. Nice. Nu va tokį viewpointą privažiavom. Žmonių daug. Op. Ir praeinam. Okay, thank you. Čia yra fotų šeimos dokumentacija yra. Nu, atvykom dabar į šitą naują tą plantaciją arbatų. Pažiūrėsim, kas čia yra. Pasakojo, kad tenai va tie krūmai yra 100 metų senumo kažkur. Anksčiau 80% dirbo indai, o dabar sumažino atlyginimus ir dirba daugiausiai visokie žmonės iš Bangladešo ir taip toliau. Einame dabar į turą po šitą gamyklą, pažiūrėti, kaip viskas atrodo iš vidaus. Nu, einame į gamybą arbatos. Šiaip turas nemokamas, tai galima atvažiuoti, pažiūrėti, išgerti arbatos, va, nusipirkti lauktuvių. Fainai.
nieko neleidžia filmuoti, nieko Taip. fotkinti neleidžia, tai aš nesuprantu. Blemba. Parodė, kaip gaminama arbata, visą Jo. procesą, paaiškino trumpai, bet viskas užslaptinta ir negalima fotkinti, tai nebus kontento. Jo, viskas sena, ten 100-mečiai presai, viskas liko pagal senas tradicijas ir tiesiog pamatėm gamybos tą procesą, kiek mums leido langai. Tai Paprastas toksai tipo. labai primityvus, du sandėliukai ir viskas. Nu, laukai, tai visai gražus, va. Šiaip žiauriai tokie. Arbatų. Kiek šitus arbatų savo. Einam ten dar pažiūrėsim. O. Čia būtų faina pasimti tą žygį tokį pavaikščioti. O kaip tie žmonės vaikšto. Tada daugiau pamatytum, aišku. Nu, o dabar su džipuku važiuosime į šitą, į Mossy Forest kažkokį tai. Pasivaikščiot po mišką. Gal ten bus įdomiau biškį. Bet gražu, nieko negaliu sakyti. Eik, tai koks Auksinis. auksinis Limited Iron Man. edition. Iron Man. Iron Man. O, koks įpažiūrėk. Nu. Ventikas koks tai kondicionierius, o pažiūrėk. Ventiliatoriukas. Kondicionierius. Peaches in the summertime, apples in the fall. If I can't have the girl I love, then I won't have none at all. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I know. Shady Grove, my little love, I'm bound for Shady Grove. Wish I had a banjo string made of golden twine. Every tune I play on it, I'd wish that girl was mine. Shady Grove, my little love, Shady Grove, my darling, Shady Grove, my little love, I'm going back to Harlem. Nu va, ir atvažiavom. Pažiūrėkit, koks vaizdas. 2000 metrų virš jūros lygio. Nice. Nu ir pradėsim lipti. Mossy Forest. Gražu.
už 100 metrų maždaug yra pabaiga šito dalyko. Ir ten yra į kairę ir į dešinę vartukai uždaryti, bet jisai sako, praleidžiam ten. Bet jisai sako, kad ten yra, už tų vartų yra 8 valandų tipo žygis toksai. Tai 4 valandas eini ten ir 4 atgal per džiunglę su specialiu gydu ir specialiai užrakinami vartai tam, kad yra pavojinga, nes gali žmonės pasimesti, kad netyčia nenugribautų ir tu turi gauti leidimą, policijai pranešti, kad tu išeini ir turėti specializuotą gydą, kad ten patektų. Mūsų gydas niekada ten pats nebuvo. Nes sako, ten 8 valandos ėjimo, bet ne tokiu taku, o grinai džiunglio tam paklotė miško, tai žodžiu. Šiaip labai fainas gidas, toksai viską papasakoja, draugiškas, gerai vairuoja, nice. Nu, dabar dar pasivaikščiosim po čia biškį. Bet gražu toksai, senas miškas, aukštai labai. Ramu, geras oras pasitaikė irgi svarbu. Vakar kai lijo, tai galvojau, kad šiandien irgi tiesiog lis. O, nu va, koks vaizdelis. 我们全部人8升宽。叫他帮我们拍可以吗？叫 Nice. 一起拍。 Nice vaizdas. Ką galiu pasakyti, gražu? Labai gražu. Nature. Nu va, tai tiek iš to Mossy Foresto. Gražu, verta aplankyti. Dabar einam į mašiną ir važiuosim toliau. O, braškytė va. Labai daug braškių augina visi čia. Gražiai atrodo, raudonas tokios. Tai reikės paragauti, turėtų būti skanios. Nu va, atėjom į Rose Valley. Eiktų toksai šiltnamis. Nice, visai. Čia jaučiu greitai praeisim. Nu, baigiam turą. Va šitas įsijimas. Kuris? Tik pinigai šučiu. 10. Nu.
Žiauriai osam, žiauriai gražu, tiesiog milijonas gėlių. Negalėjau patikėti, ką pamačiau, tai labai faina, verta. Ir nieko nekainuoja ir experience'as žiauriai geras. Užskaitom. Nu ir dar vienas lankytinas objektas. Va. Levandos kažkokios. Kiek čia įimas? 20 ramai įimas žmogui. Gerai, einam pažiūrėti. O čia taip galima pačiam nusiskinti braškių ir sumokėti už kibirėlį, kiek čia gaunas. 12 už 200 gramų, tai 3 eurai beveik, 2,5. Tai, bet, kad čia skinsis. Gal ir gražios tokius, bet ką, nusipirksim patys tų braškių ir tiek. Bet kvepia. Nežinau, visai gražu tipo, gražus čia tas sodas levandų, bet tas praeitas objektas fainesnis buvo ir pigesnis ir fainesnis. O čia tai sausau, tai dar ta pilis kažkokia tiesiog pastatyta ir nieko joje nėra. Tai žodžiu, einam toliau. Nu, yra čia braškių visokių. Braškės turėtų skanios būti visai, nes jie čia jas augina, tokios raudonos, tai reikės paragauti. Čia va irgi. Gerai atrodo. Reikia lėkti namo pagaliau. Visą dieną čia, nuo 8 ryto. Baisu. Nu va, vakaras. Ir ką paskutinė pramoga nuvažiuoti pavakarieniau. Ir tiek iš tų Cameron Highlands bus, manau. Ir to jau važiuoti reikės į kitą vietą. Tai Penangą. Taip. Tokia vietikė. Ai. O, prašau. Arbatytė. Nu, sweet and sour chicken. Butter cream chicken. Antras per dieną, va. Liuks. Bet gerai atrodo. Skaniu. Nu, kiniečių. Tau pagaliukus? Nu ką, tai pavalgiam. 8-9 ringitai tiek viso maisto kainavo 3 porcijos. Ryžiai, arbata, nu tai 18 eurų. O čia tai suprantu, kaina ir kokybė. Biškis smirdėjo restorane, bet buvo visai skanu. Tai va, tai šiandien čia ir užbaigiam video blogą mūsų. Nu, įdomiai čia suolo. Tikiuosi gal patiko. Jei patiko, palaikinkit, pašerinkit ir pakomentuokit, bet ką. Jei nepatiko, irgi galit pakomentuoti. Tai va, tai susimatom kitam vlogė, kur važiuosim į Penangą jau. Malaizijos kitą dalį. Vsio, iki.